vandens stiklinė. Stiklinė vandens viduje mūsų. Ir priklausant nuo to, kiek to, pavyzdžiui, turime ten nešvarumų visokių stikliniai. Pavyzdžiui, kiek švaraus vandens. Tokie yra. Tai aš vadinu pyktis, neapykanta, baimė. Dažniausia. Vėl pyktis, ta neapykanta eina iš baimės. Jeigu mes bijome kažkas tai arba kažkokio žmogaus, mes jį nekenčiam, mes pykstame. Jeigu mes bijome, kad kažkas atims iš mūsų kažkas, tai mes vėl pykstame. Vėl dažniausiai yra baimė, yra šiluma, meilė, šiaip ramybė irgi kaip jausmas. Čia yra, pavyzdžiui, jausmai. Tai yra mūsų siela. Ir priklausant nuo tos sielos mes reaguojam į tam tikrus situacijos gyvenime. Šitas nešvarumas tai yra emocijos. Pavyzdžiui, jeigu pas mus yra daug visokių emocijų, jeigu kažkas atsitiko, mes iš karto išsiplėskiam, iš karto pradedam pykti, vos nemuštis, arba nusispjaunam, neeinam, nedarom. Ir taip įtakoja mūsų gyvenimą. Tai įtakoja mūsų gyvenimą. Jeigu mes turim jausmų, mes klausom tos jausmus, mes einam pagal tos jausmus, mes priimam sprendimus pagal tos jausmus, pagal tos šiltus, iš šilumos, iš meilės, iš džiaugsmo. Ir tai vėl įtakoja mūsų gyvenimą. Ir kuo daugiau mes tų jausmų turime, gerų jausmų, to gyvenimas yra mūsų šviesesnis. Kuo daugiau mes turime tų neigiamų dalykų, to gyvenimas yra mūsų tamsesnis, blogesnis ir sunkesnis. Ir galutinė variantė, jeigu persipildo visas šitas mūsų ta stiklinė, mūsų siela, tais nešvarumas, mes susirgam, mes tiesiog iškrentam iš to gyvenimo. Aš jau nesakiau, kad gali būti atsitikti įvairių nelaimingų atsitikimų, tipo avarijos kažkokios, kur mes dar ten palūšim save arba išvis išeisim iš to gyvenimo. Ir tik tai dėka mūsų sielos. Mūsų siela. Kaip jūs galvojate? Mūsų charakteris, mūsų siela. Iš tėvų gal? Iš tėvų. Mama, tėtis. Priklauso. Kokia mama, koks tėvas ir toks bus. Ne toks bus, o tokia bus suformuota vaiko. Čia yra vaikas, čia yra produktas. Produktas, meilės produktas. Vėl, nežinau kokiu būdu, tiksliai nežinau, bet žinau iš tikrųjų, kad tai veikia energetiniu būdu. Perdodama yra dalis sielos vaikui iš mamos, dalis iš tėvo. Ir tokiu būdu formuojasi trečia siela, vaiko siela, bet jinai jau yra maišyta. Ir gaunasi tokiu būdu, kad perdodant tą, formuojant tą vaiko sielą, būtent perdodant tos energetiniu būdu, tos charakterius, mes formuojam jo, to vaiko sielą ir formuojam jo likimą. Tai jūsų tėvai suformavo jūs ir jūsų gyvenimo likimą. Kaip jums seksis gyvenime? Ar tai jis bus blogai, ar tai bus gerai? Aš jau noriu labai trumpai pasakyti. Labai svarbu yra, kad visi, ta kūryba būtų tarp tėvų daryta su meilė, su tikra meilė. Labai svarbu, kad būtų meilė, kad nebūtų pykčių, neapykantų ir panašiai, ir panašiai. Nes jeigu turint ryšį su vaiku, vaikas turi ryšį su vienu ir su kitu tėvu. Jeigu yra meilė, šiluma, džiaugsmas, jis visą tą turi savo sielui. Ir iš tikrųjų gyvenimas jo bus, kaip sakoma, su Dievu kartu. Jis energetiškai bus sujungtas su to gyvenimu ir jam tikrai gyvenime seksis. Jeigu tarp tėvų yra pykčių, neapykantos, barnių visokių ir panašiai, dalis sielos vaiko, kuris yra nuo mamos, kuris yra dalis, kuris yra nuo tėčio, priešinsis, skaudės, bus jam blogai. Jeigu jam bus blogai, tai yra didžiulė tikimybė,
kad jis pradės gerti, kad jis pradės vartoti narkotikus, kad tikrai jam bus labai blogai. Nesvarbu net su kokiu tikslu, kokiu būdu jūs susijungiat, nes aš skaitau, jeigu iš tikrųjų nėra nieko bendro, tarp tų žmonių jie net kilometrų neprieitų. Vis tas traukos dėsnis, energetinis tas dėsnis, traukimas ir panašiai. Bet jeigu jūs sukūrėt tą šeimą, jūs gali būti visokių trinimų ir panašiai, bet jūs visą laiką grįžkite į tą meilę. Visą laiką, jeigu bus ginčiai kažkokie, stenkitės juos taip spręsti, kad palengvėjimas būtų, kad neliktų kažkokio sunkaus blogo viduje, dūšėje. Nes tai yra vėl priklauso, tai yra perdodama automatiškai savo vaikams. Jeigu jūs norite, kad vaikams jūsų būtų gerai, jūs turite žiūrėti ne į vaikus. Nežiūrėti į vaikus, nerūpintis jais ypatingais, jei nereikia. Jūs turite žiūrėti tarpusavyje, kad čia normaliai energija eitų ir skleistų šilumą ir meilę. Jeigu čia bus tarp tų dviejų žmonių, nes šeima susideda iš dviejų žmonių ir sukurta laisva valia. Jeigu tarp tų dviejų žmonių bus meilė, bus viskas gerai ir šeimoj, ir su vaikais. Tėvai nesusitarė, tai jau tau bus blogai. Tau iš tikrųjų bus blogai, bet tu visų pirma neturi pykti ant jos. Ir tai reikia suvokti, kad tėvai įvairūs. Mes iš tikrųjų nemokam gyventi ir nežinom, kaip gyventi. Ir mūsų tėvai nežinojo, kaip gyventi. Ir tiesiog nereikia ant jų visų pirma pykti. Bet tau reikia pačiam tą sielą valyti. Tai yra tiesiog, kokiu būdu, tiesiog šiluma, meilė, dėkingumas, o tokiais vengti ir visų pirma, tu turi stebėti save. Kokios reakcijos pastai, pavyzdžiui, nuo tėvų, kokios reakcijos, kas ten tave viduje, ar susierzinimas kažkoks tai, ar kažkokia neapykanta, ar kažkoks tai. Ir ne tik iš tėvų, tu gyveni tarp žmonių, tu visų pirma matai, kokie žmonės tave supa. Vėl veidrodinis tas veidrodis, traukos dėsnis. Jeigu tau kažkas nepatinka, pagalvok kodėl ta situacija ar tas žmogus būtent prisitraukia prie tavęs. Jeigu tu norėsi pakeisti, iš tikrųjų, jeigu noras vėl, tas didžiulis geras žodis arba jausmas noras. Jeigu noras pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę, geresnę, nes tu žinai, kad tu gavai iš tikrųjų, žinai, kad tu gavai kažkas, kaip tu sakai, tas paketas lievas, žinai. tu tą gavai, taip, tu priimk, tu neneik, tu priimk, bet tu labai norėk pakeisti tą lievą paketą, vietoj to, tų nešvarumų, kur aš tenai, pakeisti į to, vieną žodžiu nevartysiu, pakeisti į tą gerą skaidrų vandenį. Tau reikalingas noras. Ir po to visas gyvenimas pradės tau padėti. Padės tau tą padaryti. Iš tikrųjų, tu gaudysi tos situacijos, negeros situacijos, pavyzdžiui, ir panašiai priklausant nuo savęs, bet tu darysi išvadas, kodėl aš gavau tą, o ne kitą. Kodėl aš susierzinau dėl šitos situacijos, kodėl aš turėjau susierzinti. Gal nereikia man erzintis, gal nereikia man pykti ir nereikia man bijoti. O šitie dalykai, iš tikrųjų, jeigu tu norėsi, iš tikrųjų surasi būtent atsakymus. Ir vietoj tų nešvarumų pas tave ateis suvokimai, pradės eiti suvokimai, kad tu iš tikrųjų ne tą darai, tu ne taip elgėsi, tu ne tokius jausmus skleidžiai ir panašiai. Ir po tų suvokimų pas tave vietoj tas nešvarumas dings, vietoj jo užpildys iš tikrųjų tas šiltas, geras jausmas. Ir tokiu būdu tai yra tavo darbas. Deja, tau reikės padirbėti. Dar noriu pasakyti, kad jeigu tu save keisi, tokiu būdu keisis tavo tėvai, automatiškai keisis. Jūs supratot, kad kuriant šeimą, nesvarbu, kaip jūs sukūrėt, svarbu, kad po to toliau būtų meilė. Jeigu yra trinimai visą laiką turėtų būti spręsti taip, kad nebūtų to sunkumo, nežinau. Jūs jaučiat turbūt ne vienas, kad būna
susikolioji su kažko tai ir panašiai po to taip sunku tau tiesiog dušiai yra sunku. O būna taip, kad tu tiesiog konfliktas vyko, po to atsisėdai, pakalbėjai, išsiaiškinai viską ir toks palengvėjimas, tai yra į geresnę pusę nuėjom. Bet jeigu mes susikoliojam ir nusispjovėm jokių kalbėjimų, vaikščiam pikti ir panašiai, tai mums yra sunku viduje. Mes būtent energetiškai, va tas pyktis, grįžtų truputį atgal, energetiškai tas pyktis, pavyzdžiui, pyktis, neapykanta, baimė ir taip toliau, jinai prispaudžia kitą žmogų. Jeigu mes pyktum, jeigu stipresnis žmogus, nes yra dar stiprybė, aš jau irgi kalbėjau, vienas yra stipresnis žmogus, kitas būna silpnesnis žmogus. Ir tas stipresnis, kaip ir jis gali ištraukti, gali padėti tą silpnesnį, arba gali primušti jį. Jeigu jis pyks ant jo, jeigu bus krūva neapykantos ir panašiai, tu tą silpnesnį dar stipriau primuši. Jeigu gailėsi, vėl gailestis jis primušinėja, prispaudžia tą žmogų kitą, energetiškai. Mes energetiškai vienas kitą įtakojame, mes perdodam tą energetiką, tos bangus, arba priimam jos nuo kitų. Jeigu mes šilumą, meilę, jinai palaiko, jinai pakelinėja kitą žmogų, jinai padeda jam gyventi ir jam dušiai darosi šviesiau, viduje darosi šviesiau, linksmiau ir panašiai, jeigu mes suteikėm meilę. Bet jeigu mes pyktis neapykanta, mes primušam tą žmogų. Ir tai reikia labai gerai žinoti, kad mes kenkiam ne tik savo, bet kenkiam ir dar kitam žmogui. Būtent su tom emocijom. Įtakojam. Tai va, svarbu mūsų gyvenime būtent ta meilė. Kas tai yra?